kai dar žemė vaikščiojo pastatų herojai, berniukas ėjo mišku. Berniukas, žemas, labai neaukštas, nedaug jam metų buvo. Jisai svajojo tapti riteriu. Ir jisai ėjo, ir jisai kirto visokias žoles. Ir įsivaizdavo, kad tai yra drakonai, priešai, kad išgelbės princesę. Ir jisai eidamas mišku, šitą pamatė. Jisai pamatė verkiantį berniuką. Kitą berniuką, tokį patį klausys, galbūt jis irgi nori būti riteriu. Ir jis atsitupė ir paklausė berniuką. Štai ši graudi istorija privertė jaunąjį riterį susimąstyti. Taigi, ir jis lankstė lėktuvėlius. Gal jam reikėtų padėti? Ir berniukas liko taip, o riteris, jaunasis Andrėjus, jisai pamažu judėjo mišku, ieškodamas draugų. Mišku ėjo prie balto. Tai liko grybus. Jisai labai džiaugiasi savo darbą. Ir štai jaunasis Andrėjus liko nustebęs ir labai nuliūdęs, kad jam nesutiko padėti. Jisai tik visiems padeda. Ir jisai ėjo toliau mišku. Ir iš miško gilumos išlindo nykštukas. Jisai buvo kitoks nykštukas negu visi. Jisai buvo retas. O kas yra? O tu negali pats pasiekti? Aš irgi. Va, raumenuko. Nykštukas ir toliau šypsodamasis nušlepsėjo savo kaliaušiais toliau. O jaunasis Andrėjus vaikščiojo ratais, kol galiausiai pritupė ir pravirko. Jam labai buvo liūdna, kad jam niekas nepadėjo. Ir jis išėjo ieškoti pagalbos ne sau. Ir tada, kaip tik tuo metu per mišką ėjo dar jaunesnis ir dar net nepradėjęs galvoti apie riterio karjerą. Jisai priėjo prie Andrėjaus ir sako. Jis išsigando raganius, nes šis buvo labai kitoks. Jis buvo jaunesnis. Ir jisai suprato, kad galbūt jūs esate baisus, bet gal pamėgint, gal pasitikėti. Ir jie nuėjo prie verkiančio berniuko. Ir verkiantis berniukas pamėgino atsistoti, kad jam sprendimą išėjo, tada su draugų pagalba jis atsistoti. Bet jis vis tiek nepasitikėjo pradėti. Jaunieji riteriai turėjo jį pakelti. Ir jis nukėlė lėktuvėlį ir visi be galo laimingi dėl to buvo. Ir berniukas, kuris anksčiau verkė, dabar šypsojosi ir pasakė savo naujiems draugams stebuklingą žodį. Ir jie visi nuėjo toliau miško keliu, pamiršo ežę, pamiršo lėktuvėlį ir nuėjo į tamsesnius miškus.